Mano doktorantūros studijos yra tikrai labai interaktyvios. Teko tikrai studijų metu labai daug keliauti ir pamatyti įvairių tiek įmonių, tiek universitetų. Neseniai iš tikrųjų paskaičiavau, tai per šitus 3 metus esu buvus 12 šalių ir 16 miestų. Manyčiau, pagrindiniai 2 dalykai, kurie man atneša naudą dirbant projektuose tarptautiniuose, tai vienas yra žinoma tas, kad galiu praplėsti savo studijas ir pačiai doktorantūrai yra labai naudinga, nes aš tiesiog išmokstu naujus dalykus ir galiu juos panaudoti savo tyrimuose. Kita dalis yra žinoma tas tarptautiškumas ir bendravimas su įvairiais tyrėjais, tai yra profesoriai, bet ir tuo pačiu ir dirbant su verslu. Tai matom ir kitas perspektyvas ir tuo pačiu mokinamės iš jų. Kai sakau draugam, kad dėstau, vienas mano draugas sako, bet apie gelžbetoninės konstrukcijas tiesiog galima daugiau negu 15 minučių pasakot. Aš vaikeli, tai tik visą kursą. Po bakalauro pradėjau ir dirbti įmonei, konstrukcijų, ir tuo pačiu magistrantūrą daryti. Irgi su konstrukcijom susijusio. Ir tada tenais, kai pabaigiau, man sekėsi tenais, ir galvojau, jeigu norėčiau kada nors daryti doktorantūrą, kuo vėliau, tuo sunkiau, ne? Ir tada sakiau, dabar arba niekada. Kažkur tame procese, jau doktorantūros metu, man pasiūlė dėstyti kažkokius laboratorinius darbus ir tai prasidėjo tokia mano žingsnis po žingsnio, po truputį. Ir po to jau pabaigiau doktorantūrą ir likau čia. Mačiau prasme tame dėstyme, perdavime. Man tas patinka, tiesiog veiksmas. Tai dėl to ir likau. Įsidarbinęs į tą Lietuvą, užsiminiau, kad norėčiau atsiradus galimybėj dirbti su skaitmeniniam technologijom daugiau negu aikštelėj. Kadangi studijavau šitą temą, bepiločius orlaivius ir lazerinį skanavimą, tai po 9 mėnesių įsidarbinus gavau pasiūlymą pereiti į skaitmeninių technologijų skyrių, į BIM skyrių ir vystyti šią temą įmonėje. Tai buvo puikia galimybė tiek studijų metu, tiek atlikti pačią disertaciją, doktorantūros darbą, tiek lygiai grečiai padėjo vystyti šias technologijas ir įmonėje. Mūsų komanda pagrinde dirba su BIM technologijom, su CO2 skaičiavimu. Mano pozicija yra bepiločiai orlaiviai, atsakingas už kokybiškų duomenų surinkimą, už kokybiško modelio sugeneravimą. Aš esu KTU architektūros mokyklos koordinatorė. Į šį darbą įeina įvairių parodų, renginių organizavimas, kuravimas, darbas su architektūros mokyklos bendruomenė. Skatina didžiuotis savim, kad man patikėjo tokią atsakomybę ir tas bendruomenės vienimas, tokių renginių organizavimas, kurie reprezentuoja architektūros mokyklą. Kai pradėjau studijuoti doktorantūroje, tai pradėjau 2 metus dabar šiemet organizavom architektūros festivalį vaikams. Ne vien tik iš tos pusės, kad vaikai susipažįsta su architektūra, bet labai džiugina tai, kad jie parsineša namo kūrybinį džiaugsmą. Ir jie nori kurti, nori pažinti. Gaunu iš tėvų, pavyzdžiui, žinutes, atsiliepimus, kad grįžom su vaikais namo ir jie dar nenori eiti miegoti, jie nori piešti ir kurti. Tai turbūt, jeigu aš net studijuočiau doktorantūroje, aš tikrai neturėčiau tiek laiko į tą temą gilintis ir ją tyrinėti, nagrinėti. Man doktorantūros studijos labai padėjo, tai buvo vienas didžiausių projektų, galbūt iššūkių mano gyvenime. Vien galimybė studijuoti ir tyrinėti savo įdomią ir aktualią temą, tai yra neišsemiamas lobis. Aš rekomenduočiau doktorantūros studijas tiems, kas nori ieškoti. Jeigu esi žingeidus, jeigu tiesiog nenori standartinių tokių sprendimų, o pats atrasti kažką naujo ir prisidėti prie žinių, prie mokslo, tai tada kviečiu į doktorantūrą.